padėsiu. Viskas. Aš padėsiu. Čia, kai aš išjungsiu, tada tavo įjungsim. Tai labai diena visi. Leiskit trumpai pristatyti, nors visiems pažįstamas profesorius Algis Mickūnas iš JAV, Ohajo universiteto, kasmet vis aplankantis mus ir pradžiuginantis savo paskaitomis. Ir šiemet irgi teikėsi Algis atvykti ir kaip jūs visi žinote, jis yra ir Lietuvos mokslo akademijos narys, taip kad iš kaip namuose jaučiasi. Ir turbūt žinot, kad Algis labai mėgsta dialogą ir labai lauktų iš jūsų irgi klausimų ir dialogo. Tai, nežinau, turbūt pirmą duosim Algiui žodį, o paskui leisit man galbūt pamoderuoti. Tai kaupkit klausimus ir tai pirmiausia, prašom, Algi. Užvedė mano aparatą. Aš labai garsiai kalbu, nors nesu garsus, bet garsiai kalbu. Ar girdit mane? Visi iki galo, iki krašto. Ir be galo, ir be krašto. Kas pasirodė, jaunimas, gėlynas Lietuvos. Tai va, man Tomas sako, nesakysiu, ką sakyk, bet sako, sakyk apie Europą. Nu tai, ką padarysi, kada esi europietis iš prigimties, vienu žodžiu, net tik europietis, bet seniausias europietis, juk mes esam seniausia Europos tauta ir dar gyvi, tai tas yra krakas didžiulis. Tai va, tai kalbėti apie Europą yra daug krypčių. Aš pasiimsiu vieną, kaip matot, aš dėstau filosofiją ir nežinau, aš filosofija yra viską kitą. Žmonės kartais apkaltina, sako, tu visur įkiši savo grašį ir galvoji, kad tu kalbi filosofiškai. Nu tai ką padarysi, bet turėjau tokią galingą progą, kad visi pasikliovė, kad aš dėstau filosofiją iš įvairių disciplinų ir aš nesigirsiu, bet turiu mokyklą virš 100 profesorių iš 5 disciplinų pasaulyje. Tai iki dabar dirbam visi, neleidžia man nei vienos dienos, neleidžia numirt. Aš jau taip trokštų, sakau, užteko bastytis, reikėtų atsigult, patkavas aukštyn, į mėnulį ir gatava. Ne, sako, dar reikia vienos knygos. Tai gerai. Tai dabar pradėsim kalbėti apie tą Europą. Ta žodis Europa atėjo iš fonezijos, Eurebos. Vienu žodžiu, Europa neįvardėjo save, buvo įvardinta kitų. Tai yra vakariop, į kažį kokią tolimą saulėleidžio vietą. Ir Europa buvo ilgai tik tais Graikija, paskui patapo lotynų žemėlapis į Europą. Bet Europa gimė ir jos dar nieks negali numardinti. Ir kada jūs sugrįžot į Europą, man po perversmo čia buvau, sakė Algi, mes pagaliau esam žmonės. Pirmiau nebuvom žmonėmis, dabar esam žmonės, europiečiai. Nors po to mes ieškojom Lietuvos tapatybės, europiečiai, ir staiga patapom globalizuoti. Čia yra globalizacijos dalis, nesikalbam vien su kitu, bet per mediumus, mane Tomas privertė dėstyti mediumus visokius, BGTU, labai malonu. Tai va, tai ta Europa kilo iš pasakų ir aš galėčiau priminti, su Kavoliu daug metų studijavom civilizacijas, kad visos civilizacijos kyla iš pasakų. Ir žmonės pasipasakoja pasakas ir pradeda jomis tikėti ir pagal jas gyventi. Pasakos kartais mėgina išryšti kokią nors bėdą. Ateina Martinukas su
smuiku pagrot, mes pašoksim. Labas. Ir ką tas reiškia? Gyvenimas iki dabar kalbama, kad yra tragiškas, vienu žodžiu. Jėgos, kurias tu pats turi, tave sunaikins. Ar kitos gyvybės, tavo gyvybiškumas dings beveik tomis pačiomis jėgomis, kurios tave užpuls. Sako, mūsų kūnas yra pilnas visokių jėgų, apsigyvenusi mumise, kurios mūsų nepažįsta ir jos mūsų suvalgys. Nu, ką padarysi. Bet dabar jos geros, nes jos padeda virškinti. Tai va, tai buvo klausimas labai senai tragedijos ir graikų atėniečiai, rašytojai paklausė, kaip mums išspręsti tragedijos reikalus. Vienu žodžiu, šeimos kariauja tarp savęs, tenai visokios, kaip sakant, magijos veikia. Tai viena tragedija yra tokia, kada karalius Agamenonas nutarė užkariauti Troją. Žinot, diedai neturi darbo, tai eina kitus primušti, tai imperijas skleisti. Kodėl? Nu, kad man įdomu. Atkeliavau, pamačiau, nukariavau. Kodėl? Nu, atėjau, pamačiau, nukariavau. Duokit man racionalų atsakymą, gausi tą patį neracionalų atsakymą. Ne? Nu, tai Agamenonas nutarė iškeliauti su savo laivynu, su savo hebra ir apsistoja viename uoste ir jam trūksta vėjo. Laivai užkliuvę. Nu, tai ką, yra visuomet magijos veiksmai, reikia paaukoti ką nors dievams ir tada pasaulis susitvarkys. Paaukoja savo dukrą. Nu, tai kas? Dukros mama, sako, nu diedas, nudobei mano dukrelę, tai jau ir tau bus krakas, gausi į kailį. Nu ir grįžta Agamenonas iš karo ir jo žmona Klitemnestra su savo meilužiu jį sudoroja. Nu ir kas iš to? Tada, kada mama sudoroja savo vyrą, jos sūnus turi nudobti ją, nes Apolonas, kitas dievas, sako, mam, tu nužudai, motina nužudė savo vyrą, tu esi tėvo sūnus, turi nužudyti motiną, atkeršyti. Tragedija. Nėra išeities. Jeigu Orestas tada nužudys mamą, kitos jėgos motinos pusėje nužudys jį. Kerštas be galo. Kokia išeitis? Pasikviečia išmintingiausią mitologijos figūrą, atėniečiai, dar nebuvo Atėnų, ir sako, tu mums patark, kaip mums išsigelbėti nuo tos tragedijos. Dabar, aišku, reikia nudobti Orestes, nes Apolonas dievas to reikalauja. Sako, aš esu tėvo pusėje ir tu sūnelį nudobk mamą, nes mama nudobė tėvą. Atėnė sako, yra toks dalykas. Sako, mes dievai ir deivės turim absoliučias jėgas, turim totalią išmintį, bet mes negalim išspręsti jūsų tragedijos, nes vieni reikalauja to, kiti reikalauja priešingų dalykų. Jeigu Orestas nužudys mamą, tai moteris dievybės reikalaus, kad jisai būtų nudobtas. Sako, mes negalim išrišti jūsų reikalų. Jūs esat žaisliukai mūsų galybių. Kokia išeitis? Sako žmonės, pirmas principas žmonijos, pirmas žmogaus
suvokimas yra, kad jūs esat klaidingi ir esat beveik bejėgiai. Tai vis tiek aš patariu, kad jūs atsisakytumėt keršto, atsisakytumėt visų dievų ir deivių ir patys sukurtumėte vietą, kurioje išsirinkę iš savųjų patikimų žmonės sudarykite viešą teismą ir tada patys nuspręskite, ar Orestas yra kaltas ar ne. Viešai, publikoje, akivaizdoje visų savo kaimynų. Be to, teismas turi vieną didelę pareigą. Tie išrinktieji turi nuspręsti kiekvienas atskirai, apmąstyti tą bylą ir tada tik susirinkus visiems nubalsuoti, aptart dialogiškai viens su kitu. Tai reiškia, teismas, pirmas teismas pasaulyje sukurtas piliečių. Ir kiekvienas teisėjas negali sudaryti sąryšį su kitu, aš tau padėsiu, tu man padėsi, bus ideologija. Ne, turi būti individai atskiri, racionalūs, nuspręsti visą bylą. Ir kas iš to išeina, yra pirmas žingsnis į viešumą, kad visi piliečiai turi dalyvauti visuose viešuose reikaluose. Ta jie pavadino polis, aš tą vadinu politinė bendruomenė. Ir toje bendruomenėje viešuma yra tokia vieta, bet kokia vieta, kur kiekvienas gali kalbėti savo balsu, pareikšti savo suvokimą ir nebijot, kad kiti gali parodyti to suvokimo klaidas. Mes esam klaidingi ir todėl mes turim pasikalbėti su kitais, kad mes galėtum daugiau suprasti ir tuo atveju kiekvienas pilietis turi ne tik teisę, bet pareigą dalyvauti viešuose reikaluose, nes kiekvienas pilietis gali padėti kitiems suvokti daugiau, dialogišką vietą, kalbam apie ką nors, visi kartu. Ir tai reiškia, kad jeigu mes suklystam, mes turim atsakomybę klaidas pataisyti. Ir žodžiu, pirmą kartą žmonijos istorijoje, kad sako, žmogus yra klaidingas ir laisvas, bet tik laisvas žmogus turi pareigą pataisyti ir atsakomybę pataisyti savo klaidas. Nelaisvi žmonės nėra atsakomingi pagal Atenės nuostatą. Aš buvau graikų Atenuose, sėdėjau ant Sokrato kelių, labai senas mokytojas, ir sakau, tai sako, iš kur tu? Aš sakau, aš iš Atenų. Iš kokių? Sakau, iš šiaurės Atenų. Vilnius. Iš kur daugiau? Iš mano mokyklos Atenų, Amerikoje irgi Atenas. Aš 3 kartus atenietis, net aš tikras, garantuotas, geriausias, kito tokio nėra. Sakau, aš Sokrato mokinys. Ir tai aš ką čia nenusiblevizgočiau. Ir kas atsitinka? Ta vieta yra pavadinta polis, politinė bendruomenė. Dabar aš skiriu labai vieną svarbų dalyką. Čia kalbam apie politiką visą laiką. Iš principo yra daug bendruomenių, įvairovių bendruomenių. Aristokratijų, autokratijų, imperatorių, teokratijų. Jos yra bendruomenės, bet jose nėra politikos. Nes jose vienas valdo ir kiti turi klausyti, neklausai, gauni su kuoka
į visas dalis ir tave išmeta į, kaip sakant, per auklėjimo mokyklą ir viskas. Tai nėra politikos. Imperatorius neturi politikos. Jisai valdo viską, turi viską jo. Ir kūnas, ir duše visų, ir visas turtas yra jo. Jis gali dėl malonumo tave lipti į medį ir nušauti tave, sako, va čia, kažkai koks velnės. Ne. Mes neturim tiesos. Nepaisant koks imperatorius, koks autokratas. Yra autokratija. Yra bendruomenės, kuriuose valdo jėgos. Ką sukūrė Atėnė yra politinė bendruomenė, kur ne jėga valdo, bet žmonių racionalus diskutavimas, bet kiekvieno klausimo. Kas yra svarbu publikai, yra publikos reikalas. Ne? Tai kiekvienas pilietis, anot Atėnės, neturi, kaip sakant, teisės dalyvauti, jis turi pareigą dalyvauti. Nes visi reikalai yra jo reikalai ir jos reikalai. Tai čia gimė politinė bendruomenė. Vienu žodžiu, viešuma yra pirma institucija, kurioje visi sprendimai. Ir kodėl šią pirmą instituciją svarbiausia vakarams? Nes joje pirmą kartą kiekvienas žmogus, kiekvienas išminčius ir neišminčius, nesvarbu, gali pateikti savo tezę viešai. Aš taip mąstau. Ir ta tezė gali būti diskutuojama kitų. Apklausinėjama, racionaliai, gali parodyti tos tezės ribas ir tos ribos tada leidžia kitiems mąstyti toliau ir kitaip. Ir šitas veiksmas, kontestavimas ir diskutavimas bet kokios išminties yra filosofija. Filosofija nėra, aš turiu savo filosofiją. Filosofija yra visuotinumas, prieinamas visiems, tai yra Europa, laisvė ir atsakomybė, nes be jos mes negalim viešai diskutuoti, mes esam priversti ką nors sakyti, nori ne. Tai čia yra pagrindas visos vakarų filosofijos ir visos vakarų mokyklos. Mes dabar sėdėm akademijos rūmuose, tai staiga filosofija kyla, diskutuoja kiekvienas su kiekvienu. Sokratas, Galiūnas, vargšas, laksto basas po Atėnus ir apklausinėja visus ir stumia visus iki jų teiginių galo ir sako, jūs turit kontradikciją. Nu ką padarysi, turim kontradikciją, reikia iš naujo apmąstyti. Ne? Ir jo pasekėjas mokinys Platonas sako, pirmas žingsnis šioje mūsų polis demos demokratijoje, mums reikia, kad visi būtų auklėjami. Reikia būti mokykla. Sukūrė viešą akademiją. Mes vadiname akademiją, ne, tai vieša mokykla, kurioje kiekvienas jaunuolis ir jaunuolė turi eiti ir mokintis. Nes nemokintas žmogus, nesuprastamas dalykų, nes kas yra teisė, teisybė ir visa kita, kas yra pasakos, kas yra faktai, turi suvokti tą, bet einant per mokyklą. Ir kiekvienas eidamas per mokyklą, paidėja buvo vadinama, eidamas per mokyklą, turi studijuoti kiekvieną discipliną. Visi. Kodėl? Čia yra filosofinis reikalavimas. Išmokti ir logiką, ir matematiką, ir kalbą, ir gramatiką, ir viešas diskusijas apie reikalus. Tik primint vieną dalyką, kai mes sakom dialogas, sako, aš kalbuosi su kuo nors, bet aš kalbuosi su kuo nors apie ką nors. Apie ką kalbam nustato. Ar aš kalbu teisingai ar ne.
kai empirikai man sako, kad viskas ateina iš empirinių duomenų, va, aš moku matematiką, kodėl, nes aš skaičiuoju obuolius. Tai po sovietų perversmo tėvelis atsidaro mažą prekybą čia Vilniuje, kioske ir pardavinėja, nusineša obuolių pardavinėja. Grįžta namo, sūnelis grįžta iš mokyklos, nu ką sūneliai, klasė išmokai, o mes mokinomės aritmetiką. Nu tai tėvelis sako, aš nusinešiau 100 obuolių į parduotuvę, pardaviau 80. Kiek liko? Sūnelis sako, aš nežinau, nes mes vartojam apelsinus. Tai va, yra sritis, matematika, mes turim ją išmokti. Tai aš kalbu su studentais ar su kolegomis apie ką nors, pavyzdžiui, apie skaičius, kas yra skaičiai ir kas yra formulės. Jeigu kalbu apie prekybą, apie prekybininkus ir taip toliau, aš turiu kalbėti apie išdirbystę ir visą kitą, tą išmokinti. Ir kas yra svarbu, dabar mokyklose daug yra klausimų, kada užvakar buvo didžiulė konferencija mokytojų, teko dalyvauti Vilniuje, 100 dalyvių, diskutavom įvairias temas ir visą kitą. Bet mokytojavimas yra svarbiausias ir Platonas, filosofas, beveik grindžiantis mūsų visą civilizaciją demokratinę, reikalavo, kad visi eitų per mokyklą. Ir visi studijuotų viską. Kodėl? Nes mes, kaip vaikai, nežinom, ką mes galim. Matot, kai kartais sako, turim psichologus ir jie duos testus arba egzaminus prieš pradedant mokyklą, sužinot, ką vaikas gali studijuoti. Tas vaikas dar nėra išmėginęs nieko. Tai Platono mokykla reiškia, kiekvienas turi studijuoti viską, mokintis, diskutuoti. Ir einant per tą mokyklą, sužinos savo vadinamą aukščiausią vertę. Va. Ir dar vienas dalykas yra išskirtas, ne to, ką tu nori, bet to, ką tu gali. Sako, Platonas sako, neleiskim tėvų, jie įsikiš, sumaišys vaikus, jie sakės, mano sūnelis ar dukrelė nori būti daktaras ir aš noriu, kad būtų daktaras, tada jis bus laimingas ir turtingas. Platonas sako, gali būti daktaru, bet jeigu jisai pamatęs kraują tuoj apalpsta, tai jis nebus nei daktaras, nei galės tarnauti bendruomenei. Gal jis geras muzikas, tai leisk jam muzikuoti, gal jis iš pradžių nenori. Bet kada pamatys savo galybę kaip muzikas, tada sakys, gerai, kad pasakau į muziką, ką aš galiu, o ne būti daktaru. Vienu žodžiu, mokykla leidžia tau išsirinkti, ką tu gali. Ir todėl bendruomenė, visi einami per mokyklą, sukuriam daugybę galių, visi žinodami vieną dalyką, kad kiekvienas esam reikalingas kitam. Nes jeigu aš tada galiu, kaip sakant, gyventi pagal savo galybę, pagal savo gabumus, man nereikės kitų gabumų. Pavyzdžiui, sakau, aš dėstytojas ir rašau knygas, ir man labai svarbu. Vienas iš svarbiausių žmonių yra paštininkas. Man nereikia nubėgti į paštą, pasiimti pašto. Jisai man patarnauja, bet aš mokinu jo vaikus. Aš jam tarnauju. Čia matot, mes esam skirtingi, bet mes esam visi reikalingi lygiai. Aš negaliu gyventi be daktaro. Bet daktaras negali gyventi nesiųsdamas savo vaikų į mokyklą. Tai mes viens kitam tarnaujam. Čia vadinosi graikų dialektika.
bendruomenės dialektika. Iš vis neturi nieko bendro su marksizmu, leninizmu. Dar priminsiu vieną dalyką. Jūs girdėjot daug kartų gal, kad turi marksizmą, leninizmą, filosofiją. Iš vis ne filosofija. Jų pirmą, aš skaičiau visus Markso darbus, ir Engelso, ir Lenino, ir juokinga. Net, mums nereikia suprasti pasaulio, mums reikia jį pakeisti. Į ką pakeisti? Mes turim tokį uždavinį pakeisim, sukursim rojų ant žemės. Gaila, kad tie žmonės, kurie dabar gyveno ir gyvena, jie neužtenkami, jie yra blogi, nupuolę ir todėl mes juos sunaikinam ir tada mes statysim rojų, kursim naują žmogų. Ant kieno kurpalio? Tai mes nutarėm. Kūrė naują žmogų ir susendino viską. Nieko tokio. Bet tai sakau, čia yra ne dialektika, čia yra ideologija. Filosofija nėra ideologija. Paklauskit mane, sakyt, Algi, kokia tavo filosofija, aš neturiu. Aš diskutuoju kiekvieną tezę, kurią aš pasiūlau su kitais ir jie gali parodyti mano ribas, mano nuklydimą kur nors ir aš labai dėkingas. Sakau, durnas buvau, ko aš to pats nepastebėjau, ne. Tai filosofija yra visuomet dialogiška, visuomet viešumoje. Ir filosofijos pirmas tikslas yra užlaikyti tą viešumą, tą viešą erdvę, viešą diskusiją per mokyklas ir atvert visiems. Bet ką, kas yra tikra, kas yra vienoje srityje, kuris skiriasi nuo kitos. Pavyzdžiui, mes labai maišom kartais. Čia yra ekonomika ir demokratija eina kartu, kartais paklausai, pakalbėkime apie demokratiją, pakalbėkime apie ekonomiką atskirai. Pažiūrėkime, kokios kiekvieno ribos, kiekvieno užduotis grinai ir tada galėsim žiūrėti, kaip viena su kita sutampa, kaip demokratija sutampa su ekonomija ar nesutampa. Tai sakau, filosofija labai yra griežčiausias mokslas. Mes neleidžiam jokio trupinėlio įsikišti, jeigu kas nors sako, aš turiu tą tezę, viską išaiškinam. Tai filosofija, tai aš sakytų, labai įdomu, viską išaiškinot, bet dabar jūsų principai, kaži kaip neišaiškina to vieno dalykėlio. Tada mėgina aiškinti ir vis tada suklumpa. Tai sakai, gal reikia pridėti dalykėlį, turintį visai kitą klodą ir jį suprasti. Aš visuomet nesijuokiu, aš buvau inžinierius, grynas irgi darbuotojas, sako, kodėl tu nebe inžinierius, kodėl patapai akademikas. Sako, man nusibodo dirbti. Tikrą darbą. Todėl aš dabar akademikas, dabar man nereikia dirbti. Aš paskambinu savo geram draugui Amerikoje, lietuvių kilmės, Alfonsas Lingis, labai garsus pasaulyje. Sako, Alfonsiuk, ką tu dirbi? Sako, Algi, mes nedirbam. Mes rašom, kas mums patinka ir mums už tai moka. Nerašom, kas mums patinka, mes rašom labai tiksliai. Tai tas reikalavimas yra labai griežtas. Tai sako, filosofijos nereikia. Be filosofijos nėra mokslų. Filosofija yra savikritika. Ne koks mokslas. Aš labai myliu mokslus. Aš kas savaitę turiu posėdį, susirinkimą su astronomais, astrofizikais. Man labai rūpi kosmosas. Ir mes diskutuojam. Nuo to didžiulio sprogimo iki dabarties ir laiko klausimas, kaip tą žmogelį gali suprasti, kas atsitiko pas 13,5 milijardų metų. Sako, mes turim duomenis. Duomenys dabar, tai kaip čia 13,5 milijardo metų.
Ne, tenai pasirodo tokie dalykėliai ant ekrano ir sako, va čia duomenys. Aš žiūriu, čia man nematau Big Bang, ne, tai kaip čia dabar man suprast, kaip man suprast tą laiko nuotolį, nu tada diskutuojam. Ir pasiūlom tezes, viešai diskutuojam, sukviečiam studentus ir visą kitą ir nebijom. Čia yra filosofija, yra vieša, visuotina, visiems prieinama ir visi kviečiami. Be šito nėra akademijos, ne? Be šito nėra griežtų diskusijų, nes be šito visi pateiks savo kabutėse dogmą ir sakys, čia yra tiesa, net negalite apklausinėti. Kaip sakau, Sovietijoje negalėjai sakyti, nesutinku su Markso dialektiniu materializmu. Kaip, sako, sovietų piliečiai užėmė rūmus tenai aristokratų, dabar sako, o čia negalima čia buržuazija ir visa kita, tai jie lupa nuo tų laiptų kilimus. Tai kitas sako, tai reikia pirmą pažiūrėti, kur Marksas sakė, kad galima nulupti kilimus. Neranda, nu gal nelupkim, ne? Jeigu dogma nepasakė, tai negalima, arba jeigu pasakė, galima, ne? Tai va, kitokios tiesos nėra. Ir, nu gerai, tai dabar kas atsitinka? Ta atsakomybė ir laisvė. Dar viena pasaka, graikų, trumpa, tuo pat laiku pasirodė pasaka apie Prometėjų. Kas yra Prometėjus? Tai buvo jaunuolis, pasakoje, kuris padėjo Zeusui kovoti prieš titanus. Nu ir Zeusas laimė ir dėkoja Prometėjui, kad va padėjai nugalėti priešus, dabar aš esu aukščiausias valdovas, autoritetas. Nu visi autoritetai turi savo norus ir pykčius, tai užpyksta ant žmonių, uždraudžia ugnį. Prometėjus sako, čia kažkas netvarkoj. Juk žmonės pagal praktišką gyvenimą turi kepti mėsą ir sušildyti kojas vakare ir taip toliau. Tai jisai pavagia ugnį iš dievų, atiduoda žmonėms. Nu, aišku, kodėl jis tą daro. Įsivaizduokit, užpult aukščiausią autoritetą. Prometėjus tą daro todėl, kad jisai pamatė, irgi aprašomas pirmą kartą žmonijos istoriją, kad jisai padėjo tironui patapti valdovu, padarė klaidą ir jis turi tą klaidą atitaisyti. Vienu žodžiu, jis yra atsakomingas už savo klaidas. Ir jis nesakė, dabar Hebra, sekit paskui mane, aš jumis išgelbėjau, ne, aš padariau klaidą, viešumoje prisipažįstu ir atitaisau. Tai čia pasirodo, kad žmogus patampa laisvas ir atsakomingas už savo veiksmus, už savo klaidas ir prisipažįsta. Tai va, tai irgi individas, kuris nereikalauja nieko iš kitų, kad mane sekite, mane mylėkite, aš jums tiek padėjau. Ne, sako, čia mano reikalas. Esu atsakomingas žmogus. Ir tik laisvas žmogus gali būti atsakomingas. Sako, randa kūną tenai apačioj, juda truputį, nupulys, sako, nu tu esi kaltas, kad čia nudribai. Sako, mane išmetė pro langą, nesvarbu, tu kaltas, dabar tave areštuosim. Sako, aš nebuvau laisvas, mane išmetė. Tik laisvą žmogų gali apkaltinti. Tai jeigu yra ta, sakau, bendruomenė, kurioje vieni valdo, kiti turi klausyti, tai nekalbėk apie atsakomybę, nekalbėk apie laisvę. Man jis sakė, aš taip dariau. Jūs atsimenat visą Vokietiją po karo,
Nu, aš nekaltas. Man įsakė Führeris, va čia ešelonus po 10 000 vienetų veš, nu, tai kitas sako, sukūriau tokias krosnis, man užsakė Führeris, kad reikia 100 tokių krosnių, ir tenai man užsakė tokios chemijos, aš padirbau, čia ne mano reikalas. Va, čionai tos čirškina, čia jų reikalas, ne, tose krosnyse. Ir po karo sako, mes neatsakomingi, mes klausėm įstatymų, daugiau nieko, ne. Tai kur jūs buvot, kaip laisvi žmonės? Jūsų ten nebuvo. Jeigu jūs pasidavė tironui, jūs patapot nelaisvi ir neatsakomingi. Aišku, jūs buvot visada laisvi, bet nutarėt, kad geras gyvenimas ir taip toliau, ir dabar mes galim klupėti prieš Führerį. Yra jo, aš žinau, ar jūs juokėtės iš tų, yra tokia filma vadinama Valios triumfas. 35 metų, tai sąskrydis nacių Niurnberge, 300 000 apsirengusių uniformomis įvairiomis suvažiavo ir įvaizdžiai, kaip tas nacių, kas yra nacis, kaip atrodo. 2 metrų blondinas, melinakis. Atvažiuoja nacių vadas, mažiukas, juodais plaukais, su durnu ūsiuku. Ir visi, iš vis netrodė kaip kaip Arijus, jo visi pasekėjai galiūnai, ten Gebelsas ir kiti, irgi buvo tokie pat, ne vieno Arijaus įvaizdžio nebuvo, bet visi vadai. Čia yra, kaip sakant, reklamos klausimas, kaip užtušuoji durnelį, kad jis atrodytų galiūnų, ne? Ja? O taip, ja, ir labai didelis. Ir paminklai didesni už didelius. Kai sako, didžiausias už didžiausią, dar geriau, ne? Tai va, tai sakau, tas yra klausimas, atsakymas, ar žmogus yra atsakomingas. Tai sakau, be tos viešumos erdvės, be visuotino reikalavo, kad visi turime dalyvauti. Nėra nei laisvės, nei politikos, nei atsakomybės. Tai sakau, čia sovietų politika, jie neturėjo jokios politikos. Sako, aš turiu didesnę kuoką, didesnę gorilą esu ir gausit visi per galvą ir bus pasibaigs jūsų klausimai. Kaip mafiozos, bosas mafijos, vienas jo patarnautai sako, žinai, mano nuomonė yra, bosas sako, jeigu aš norėsiu tavo nuomonės, aš pasakysiu, kokia jį tau yra. Ir viskas. Pasibaigė byla. Tai va, kas dabar atsitinka mūsų laikuose, nes dabar mes esame europiečiai. Vieną dalyką priminsiu. Visose Europos moderniose demokratijose yra konstitucijos. Ir Lietuva turi konstituciją. Ir išmintis apšvietos. Sekant Atėnus, kad kiekviena konstitucija yra parašyta žmonių ir mes žinom, kad esam klaidingi. Ir todėl įrašom į savo konstituciją, kad jie yra pakeičiama. Nes mes nežinom visko. Mes nesam visagaliai ir visažiniai. Ir dar viena pastaba. Sakau, tas demokratija, politinė bendruomenė, kada gimė, Atėnė patarė savo statytojams, Atėnų miesto, apšvietos miestas. Tai sakau, jinai sako, aš nesikišiu, jūs turit nutart savyje. Ir jį pasiūlė, kad mano Atėnuose galit įmontuoti deivių ir dievų vaizdus. Ne dėl to, kad mus garbintumėte,
bet dėl to, kad būtų priminta, jei jūs nesilaikysit savo sutartų viešai taisyklių ir pasikviesit mus dievus ir deivės į kovas, bus tragedija. Matos, kad darėsi artimuose rytuose. Mano dievas to reikalauja, kito reikalauja ir žudosi vieni kitus be galo ir be krašto. Jie tarnauja, jie yra žaisliukai, kažkai kokių pasakų. Ja. Tai va, tai čia sakau, tai kiekviena konstitucija seka Atenės patarimą. Mes esam klaidingi, ką mes rašom, gali būti apklausinėjama. Ir mes galime apklausinėti savo konstituciją. Ir galim ją pakeisti. Viešai. Viešumos reikalas. Dabar, kas atsitinka mūsų dabartyje? Ar aš turiu minutę? Tai 20 minučių. Jeigu sako 10, tai aš padvigumsiu. Kas atsitinka? Mes sukūrėm tą modernės valstybės vakaruose, Europos, ir jos buvo demokratinės, iškilo iš apšvietos žmonių. Tai yra žmonės, kurie nutarė, kad mums nereikia valdovų, mes galim patys kurti savo viešumą, kurti savo mokyklas. Pavyzdžiui, Amerika visokių durnyščių darosi Amerikoje, bet pirmas reikalavimas yra Atenų reikalavimas. Mano Atenai, Ohajo valstijoje, turi tokią pradžią, kada susikūrė ta 13 jungtinių valstijų. Visas kontinentas buvo padalintas į teritorijas. Ir tada buvo Jeffersonas, vienas iš apšvietuolių, pareikalavo, jeigu kokią nors teritoriją norės prisijungti prie jungtinių valstijų, sąlyga, sukurkit mokyklas, nes nemokinti žmonės, neauklėti žmonės negali būti laisvi ir atsakomingi. Tai Ohajo teritorija buvo pirma, kuri pasiprašė, sako, tvarkoj, sąlyga, sukurkit mokyklas. Tai sukūrė Ohajo universitetą ir apšvietos miestą Atenai. Kad mes auklėtume žmonės kaip viešus, filosofiškus, atsakomingus, kritiškus ir savikritiškus. Matot, kritika nereiškia, aš kritikuoju viską. Aš labiausiai kritikuoju save. Ir savo kartais beprotybės. Nes kartais šneku, užmiegu, žiūriu, šneku, sakau, ką aš sakau, sapnuoju matyti. Tai va, tai gerai. Bet kas atsitinka? Europa susiduria su daug kitų šalių, tenai kultūrų ir, kaip sakant, religijų ir visa kita. Ir per auklėjimą, sako, žmonės yra išauklėti, mėginti suprasti kitus ir juos toleruoti. Nes be tolerancijos negali suprasti. Reikia pasiklausyti, ką jie sako, ar jos sako. Ne? Be to, galvojam, kad mes sukursim vieną galingą pasaką, kaip sakant, kas yra demokratija visiems lygi. Ir tos neišėjo, tada, matot, demokratija skilo, čia bus parlamentarinė demokratija, bus ministerija, bus prezidentūra, tai čia buvo nutarimas viešumas ir buvo skirtumų, kas yra ekonomika. Todėl mes kalbam, kai kalbam dabartyje apie ne ekonomiką, bet politinę ekonomiką. Kodėl yra politinė? Nes ekonomika yra nutarta viešumoje, kas bus vieša ir kas bus privatu. Ir tą mes galim pakeisti. Kai sako, buvo tradicija. Tėvo valia yra Dievo valia. Ir buvo ilgai. Ir Amerikoje, viešuma nesikiškit į privačius šeimos reikalus. Sako, žiūrim, tvatyje žmonas, tvatyje vaikus,
sakom, galvojam, kad turim visuotinės žmonių teisės, o dabar šiandien netraktuoja kitų kaip žmonių. Tai tada gali įsikišti, sakyti, išleidžiam įstatymą, kad taip negalima elgtis su vaikais. Negalima, sakyti, noriu pažiūrėti, kaip vaikas, kai jį pakariam, kaip jis spardosi. Labai įdomu, ne? Neleidžiam. Kaip atvažiuoja iš islamo, sako, mano dukra pradėjo vaikščioti su baltu, tai aš ją turiu nužudyti pagal šariją įstatymus. Mes sakom, atleisti to negalima. Mūsų įstatymai to neleidžia. Žudimas yra žudimas ir tas yra uždrausta. Tai čia tvarkoj, bet tas nutarimas viešumoje reiškia, kad kiekvienas pilietis ne tik turi teisę, bet turi pareigą. Kartą po rinkimų pyksta liaudis, išrinko ne tą, labai blogą išrinko. Ir važiuoja automobilis, turi plakatėlį užrašytą. Nekaltinkit manęs, nes aš nebalsavau. Aha. Tai kodėl tu kaltini kitis, kurie balsavo, reikia to pačiam balsuoti, ne? Reikėjo eiti tą viešumą ir nutart. Ne? Ir dabar kitas dalykas, būnant mūsų viešumoje. Mes esam viešumoje visą laiką, dabar mes esam viešumoje. Mums niekas negali uždrausti, kalbėti, diskutuoti ir nuveikti viens kitą, apkaltinti, kad neteisybę sakai. Viskas tvarko, tas leidžiama ir net kviečiama. Ne? Aš labai dėkoju, kai man parodo mano loginės klaidas. Aš sako, Algi, tu pamatai, kokia kontradikcija išlindo iš tavo maišo. Ne? Gerai. Tai dabar kas yra? Mes, sako, pradėjom skilt į įvairias temas, nors mes paskelbėm visuotinas žmonių teisės, paskelbėm visuotiną toleranciją, paskelbėm, kad kiekviena kultūra turi teisę turėti savo pažiūras, gyventi pagal tas pažiūras, vien žodžiu, ne tik individuo teisės, bet ir kultūrų teisės. Tas teisės iškėlė Herderis, vokiečių filosofas, dar XIX amžiuje po Kanto į Mendelio, po mūsų lietuvio galingo filosofo Kantas. Jūs žinojot, kad jisai mūsų? O, aišku, visi galiūnai yra mūsų. Dabar truputį iš šono. Kolumbus buvo lietuvis, jūs tą žino dabar, ne? Kuris surado kabutėse Ameriką. Jis buvo lietuvis. Ir dabar visi dabar žinom, kad jis buvo kaltas, kad patapo, atidarė kolonijas visas ir visa kita, kolonializmas, lietuvio kaltė. Tai nieko tokio. Bet vis tiek yra gerbiamas kai kuriuose vietose, dabar nuverčiamas kaip kolonialistas, ne? Čia yra laiko klausimas. Bet gerai, tada kas atsitinka, net ir mokslai, jų čia mokslininkų daug, net ir mokslai buvo, iš pradžių filosofija galvojo, kad bus vienas visuotinas viską išaiškinantis diskursas, ne? Matematika galinga ir bus viskas išaiškinama pagal matomus fizinius dėsnius, pavyzdžiui, gravitaciją. Newtono turim galingą mokslą, ir kas atsitinka, tas sugriūna, skyla. Bus makrofizika ir mikrofizika. Ir dabar visokios diskusijos viešos, tai yra puiku, viešos diskusijos jau yra filosofija, ne? Tai tada tos kyla, mikrofizika skyla į kitas sritis, kiti diskursai, kitos matematikos. Ir dabar turim labai daug diskursų. Ir kas atsitinka, ne filosofai, bet tokie rašytojai. Pasivadinę filosofais. Jie vadinasi postmodernistai. Sako, aha, žinot, ką mes žinom,
kad viskas yra nulemta diskursų. Kalba nulemia mūsų mąstymą, nulemia, ką mes matom, nulemia, kaip mes suprantam. Tai vienu žodžiu, aš turiu juridinį diskursą, tai aš gyvenu pagal tą diskursą ir net interpretuoju visus kitus pagal tą diskursą. Bet, atsiminkim dabar, tie diskursai nekalba apie tikrovę. Jie kalba, kad jie yra konstruoti. Mes sukonstruojam diskursą ir mes taip interpretuojam pasaulį. Visi laimingi, kiekvienas vaikšto su savo diskursu ir dabar mes turim daug diskursyvumą. Visur tas paplytęs. Ir ne tik daug diskursyvumą, bet tas diskursas, kiekvienas diskursas neturi kito kriterijaus. Kaip dabar sako, politiškai korektiškai kalbant, negali sakyti čigonas, nes yra įžeidimas. Bet tas žodis čigonas neatstovauja nieko. Čia yra sukurtas daugiau nieko. Dabar reikia sakyti Roma. Čia kitas diskursas. Nereiškia, atstovauja tos žmonės. Čia mes konstravom kitą. Tai reiškia, nėra diskursų reprezentacijos pasaulio, mes jo sukuriam ir tada prasiplečia ir sakoma, kad kiekviena kultūra turi savo diskursus. Ir kas dingsta. Ir čia vakarų Europos kaltė. Aišku, Europa vakarai ir Amerika priklauso tam. Kokia išdava. Aha. Jūs kalbat apie žmonių teisės. Kalbam, Jūs kalbat tarp savęs. Čia yra vakarų mirusių filosofų diskursas, mums jis nereikalingas. Mes esam kitokie, mes turim savo diskursus. Jūs kalbant apie toleranciją, čia jūsų reikalas, jūsų diskursas. Mes to neturim ir mums jo nereikia. Dabar kiekvienas diktatorius sako, mes turim savo, ko kišatės. Kinijos prezidentas sako, žmonių teisės, čia vakariečių išmislas. Mes turim savo tradiciją. Nesikiškit. Jūs esat kolonialistai, norit užkariauti savo diskursą į mūsų tradiciją. Putinas irgi sako, mes turim savo taisyklės, turim Rusijos tradiciją, ir net popiežius pripažino, kad galinga tradicija, ko mums kištis į tą, ne? Tai multidiskursyvumas, kaip Merkel Vokietijos buvusi premjerė sakė, multikulti dabar gyvenam. Ir tada mes nežinom, kaip elgtis. Kada jie kiti sako, nesikiškite į mūsų reikalus. Bet kas atsitinka? Visi tie teigėjai staiga atsibunda ir nežino, ką daryti. Ir ką daryti? Sako, žiūrėkit, ta Afrikos gentelė. Feministės labai jaudinasi dėl to. Tiesa, aš buvau, kaip sakant, pakrikštytas kaip feministė, labai įdomiai. Mano viena dukra, viena studentė, sociologė, sako, rašom veikalą, rinkinį apie moterų grožį, sociologinius standartus, kaip kinta moterų grožis. Aš parašiau visai kitokį, labai tarp civilizacinių studijų, kas yra moteris, iš pagrindo ir visą kitą. Ir išleido tą. Ir Ms. magazinas tas moterų skaitė, nežinau, kad Algis yra vyriškas vardas. Man parašė laišką, sako, puiku, sako, mes dabar moteris turim laikytis tvirtai kartu. Aš parašau, kad dėkui, laikysimės tvirtai kartu, mes kovosim. Nieko tokio. Bet moterų teisės ir visą kitą, bet tas multikulti, multidiskursyvumas. Ir dabar sako, tenai toj genteliai kažkas netvarkoj. Tenai diedas, va toks kaip aš, nukvakęs,
reikalauja apsivesti 13 metų mergytę. Tai čia iš vis neleidžiama. Jos nepasiklausė, jos teisės sulaužom ir visa kita. Atsakymas, ką jūs, ponai, reikalaujat? Mano prosenelė pasiskolino iš tos mergytės, tos mergytės prosenelė pasiskolino iš mano senelio ožką ir dabar tos mergytės mama turi man atmokėti, neturi ožkos, tai turi atiduoti savo dukrą man. Tai ką, čia jų tradicija, ne? Kodėl pikt? Kodėl sakyti, čia mergytės negalima pardavinėti taip už ožką? Jie sako, nesikiškite į mūsų kultūrą. Mes turim savo pažiūras ir mes pagal jas gyvenam. Ir tada pykstama, ne? Ko jie taip daro, mes ginam mergaičių teisės, o jie sako, kokios mergaičių teisės, mes apie tai nesam girdėję ir nenorim girdėti. Tai va čia mūsų dabar vakarų multikulti nuopelnas, ne? Mes reikalaujam, kad visi būtų toleruojami, jie sako, turi žmonių teisės, jie sako, jūs turite žmonių teisės, jūs to norit, jūsų čia diskursas, ne? Tai yra dabar diskursų grumtynės, ne? Bet vienas dalykas, priminsiu, mes esam Europa ir mes turim pareigą išlaikyti visuotinas žmonių teisės ir paklauskit porą dalykų. Pirmas, keliauji per pasaulį ir sutinki įvairius žmonės ir kaimeliuose, ir akademijose, sako, žinot, kas darosi pas mumis? Pavyzdžiui, aš būsiu Gvatemaloje, buvau daug kartų, sako, diktatoriai tą daro, kodėl jūs apie mus nieko negirdit? Sako, kodėl apeliuoji mane? Kodėl ne į Braziliją? Kodėl ne į Kiniją? Kodėl į vakarus? Kad mes turim jūs ginti. Ne Saudi Arabija, ne Emiratai ir ne Mongolija ir taip toliau. Kodėl kreipiatės į mumis? Ne? Sako, kodėl niekas apie mus nežino. Taigi jūs žinot. Ne? Kitas dalykas, kodėl keliaujat į vakarus? Saudo Arabija, keliaukite į Saudo Arabiją, turtinga šalis, o tenai kiekvienas princiukas išleidžia milijoną žaisdamas kiekvieną vakarą, kokiam kasinę, taigi jie turi visko, ko nesikreipėte juos, kodėl norit būti vakaruose, tame saulėleidyje, ne, toj blogoj civilizacija, viską jie kolonijistai ir visa kita. Tai dabar gal dar vienas žodelis. Paklauskit pasaulyje, tiek keliauti atvažiuoja svečiai, kodėl tik vakarai prisipažino, kad buvom kolonialistai, pardavėme žmonės, kad mes padarėm didžiulę klaidą. Mes esam kalti dėl to. Niekas Afrikoje neprisipažino, kad viena gentis pardavinėjo kitą gentį. Niekas. Tik mes esam prisipažinę, kad padarėm galingą klaidą ir mes už ją mokam. Mes mokam milijardus visose šalyse padėti jiems. Tai čia matote, yra toks dalykas, mane užpuls, prikuls, sakės, tu esi eurocentristas. Aš kitaip negaliu. Jeigu aš toleruoju kitus, aš gerbiu kitų teisės ir nenoriu užkrauti mūsų visų pažiūrų. Nes, kaip sako, man čia Paryžiuje diskutavom, sako, jie kiekvienas turi savo filosofiją, ne, va ten agentelė turi savo filosofiją, ta kita šalala turi savo filosofiją, visi turi filosofiją.
Sakau, atleiskit, jūs neįžeiskit jų. Jie to neturi ir jie nėra apie tai girdėję. Šiandien jų kultūra. Mes turim filosofiją, mes turim tą erdvę, čia mūsų sukurta ir užlaikoma. Matot, jeigu filosofija sako vieną dalyką – demokratija, visuotinos teisės, nėra duotos, išlaužtos iš medžio lapų rudenį, yra mūsų pačių nustatytos. Ir jeigu mes jų neužlaikom, mes nedalyvaujam, jos dingsta. Tai yra fenomenai. Ne? Jeigu aš nedalyvauju rinkimuose, nedalyvauju viešuose diskusijose, ta erdvė dings. Kartą Kalifornijoje, dar turiu minutę, dar 2 minutės. Kalifornijoje suvažinėjo girtas mergaitė. Ir teismas pagal taisyklės tada nuteisė, kad buvo avarija ir jisai kaltas $50. Mama sako, palaukit, tas neteisybė. Nueina į savo San Francisco miesto tarybą, sako, žiūrėkit, čia yra taisyklės, jos blogos. Tai čia jau įsisidėję politikė ir sako, nesikišk moteriškiai į mūsų reikalus, čia mes tvarkom ir daugiau nieko nereikia. Sako, jūs tvarkot, bet aš esu, jūs man tarnaujat, mes jumis pasamdėm, nesat ponai, nesikišk. Tai sako, gerai, žiūrėsim, kiek ilgai jūs būsit ponai. Paskambino draugiai, vienai, ta draugė paskambino kitoms draugiams, paskambino kitoms, surinko 100 000 parašų ir buvo rinkimai ir buvo įrašyta, kad girtas važiuotojas padaro skriaudą, jis yra kaltas. Jeigu jisai suvažinėja, jis yra kaltas už žmogžudystę. Negalima leisti girtiems išsprukti iš savo atsakomybės. Jeigu girtas, nevažiuok. Jeigu važiuoji, esi atsakomingas. Ir išleido įstatymą Kalifornijoje, kad važiuodamas girtas, padarai kabutėse avariją, esi kaltas ir turi užmokėti, ar tenai sužeidai, turi užmokėti už ligonę ir visą kitą, ar tenai suvažinėjai, turi būti pasodintas į turmą už žmogžudystę. Tai viena moteriškė. Dabar tas įstatymas galioja visoje Amerikoje. Sako, aš vienas, ką aš galiu padaryti? Gali padaryti, jeigu sakai, čia yra viešuma ir aš galiu jo dalyvauti ir pareikalauti ir surasti žmonių, kurie man pritarė ir pakeis. Ne. Tai sakau, čia yra demokratijos, laisvės ir atsakomybės reikalavimai, čia yra filosofija. Tai dėkui. Gal tas. Tai labai prašom klausimus užduoti, diskusijos kokios, matau. Tik taip, jūsų kalbos pabaigoje jūs paminėjote tą tokį svarbų žodį tradiciją. Ir Pietų Amerikoje gyvena maža gentis, ji gyvena visai užsisklendusi. Pas juos pateko prancūzų alpinistas, žodžiu, per savo susižeidimą. Ir jie davė jam kelis tokius pastebėjimus. Jie kreipėsi į mus vakariečius, mažieji broliai. Sako, esat pasmerkti būtent dėl to, kad pradedat užmiršti savo tradiciją. Kaip jūs paminėjot, Afrikos genty, kažkieno prosenelė dovanojo avį ir taip toliau. Mano klausimas gal yra, jeigu aš nebeseku, ką mano prosenelis arba prosenelė nešė, kokias tiesas ir kokias atsakomybės,
ar yra įmanomas tradicijų nykimas ir kaip papildymas tam, ar visa globalizacija ir šitas tautų sambrūzdis gali niveliuoti tradicijas, kuomet mes matom, kad visi miestai darosi vis panašesni vienas į kitą, vis labiau išstumdami kiekvienas savo unikalumą. Vienas dalykas, viena tradicija, kuri daug kalba, kad aš esu kaltas, nes mano protėviai taip ką nors padarė, ne, pavyzdžiui, kai subirėjo Jugoslavija, gyvena žmonės vienam kaimelį. Staiga, mes esam krikščionys, jie islamiečiai. Atsimenat, kad prieš 300 metų, ką jie mums padarė, tai mes juos dabar pritvatinsim. Sakys, Algi, tu esi bandytas, nes tavo tėvas buvo arklevagis. Tu dabar atsakyk už savo tėvą. Aš atsakau už save. Ir klausimas yra toks, pagrindinis klausimas ar atsakymas, kad mes esam atsakomingi kaip piliečiai už veiklą mūsų patarnautojų vadinamų politikų. Mes juos paskyrėm. Ir jeigu jie pradeda durniuoti, čia yra mūsų reikalas. Mes juos pasamdėm. Kai mano tėvas sakytų, aš kaimietis, aš gimiau kaime, dar pasilikau kaimietis, sakydavo, jeigu pasisamdai piemenį ir piemo nebemoka ganyti, tai nesakyk, jisai valdo aveles, jis mano pasamdytas ir aš jį galiu atstatydinti. Ne. Toks vienas pavyzdys. Aš dėsčiau filosofiją, sakau, turėjau studentų iš įvairių disciplinų ir vienas iš Gvatemalos, labai gabus jaunuolis, pabaigė doktorantūrą pedagogikoje ir tada su UNESCO pagalba grįžo į Gvatemalą, nes jisai buvo pasmerktas žūt. Visi mokyti, auklėti mokytojai buvo žudomi diktatorių. Matot, mokintas žmogus yra pavojingiausias. Ar ten buvo Sovietija, atvažiuoja tankai, surenka visus mokytojus ir žmonės, kurie moka skaityti ir jie turi dingti, nes jie yra pavojingi. Tai jisai grįžta į Gvatemalą ir jį paskyrė švietimo ministru. Ir sako, papa, mano studentai jau žili ir pensininkai kai kurie vadina papa. Papa paskambina, turėjo atvažiuoti į Gvatemalą, sako, kodėl? Jisai maja genties, didelis ausis, Nido Benvenido, mes Nido Bandido, ispaniškai. Tai jisai sako, tu man esi skolingas, tu mums visiems esi skolingas. Sakau, tu studijavai 5 metus pas mane ir padėjau tau išgyventi, padėjau tavo šeimai ir visą kitą, kuo aš tau skolingas. Sako, atsimink, vieną taisyklę mums visiems minėjai, kad valstybės išrinkti tarnautojai yra mūsų reikalas visų. Jeigu jie nuklysta, tai jūs turit juos pataisyti viešai. Ir jeigu jūs nekreipiat dėmesio į ką jie daro, tai čia jūsų klaida. Sako, atsimeni, ką sakei? Kodėl tada, kada jūsų valdžia rėmė mūsų diktatorius, kur tu buvai? Kodėl nenuėjai ir rašei laikraščiuose, ponai, to nedarykit, jūs tarnaujat man ir tarnaujat mano vardu. Sakau, Nido, aš skolingas, atsivežu visą komandą atstatyti mokslą. Aš esu kaltas. Aš leidau mano tarnautojams daryti šunybės. Ir aš to prisipažįstu, ne? Ir už tą užmokėjau daug. Martinukas.
visą tai susiję su didžiuliais pinigais, lobizmu ir dideliais koncernais. Ir mokslo akademija, jeigu nesivertina kaip akademija ir laisvų, būtent atsakomingų, kaip jūs sakėte, atsakomybę turinčių piliečių bendruomenę, galėtų mokslo akademija kreiptis oficialiai į tas 3 vietas, kurias mes žinome kaip vyriausybę, Seimą ir prezidentą, kad mokslininkai jau kaip sakyti, reikalauja postupio visos kuriuose partijose, kokios ten nebebūtų, kad tiesiog keistųsi požiūris, nes mes jau nebepaliekam nei vaikam nebūtam to, ką patys turėjome. Tai yra akivaizdu. Ir nebeaišku, kas veiks. Mano klausimas, kaip šiuo metu galėtų elgtis mokslo akademija Lietuvos vis-a-vis į prezidentą vyriausybę ir Seimą gamtos išlaikymo klausimą. Nu, kas atsakysit? Nebijokit. Tylim. Na, yra, Martynai, daug bėdų, bet vienas dalykas yra toks, kad dabar, pavyzdžiui, kalbant apie mūsų apylinkę ekologiją ir visą kitą, ne, mokslininkai labai stropiai rodo mūsų krizę, bet mūsų tarnai netiki jais. Gal tiki, bet bijo sužeisti, kabutėse, o ten ekonomikos bijo sužeisti ir taip toliau. Nepaisant, kad mūsų aplinka griūna arba yra griaunama, mokslininkai sako, to nedarykit. Ir visur paskelbta. Ir visi politikieriai žino tą. Bet jie reaguoja į tai, kas jiems užmoka. Tai va dabar klausimas yra. Ir Platonas to klausė. Ar išrinkti valdovai, ir mes juos išrinkam, ar jie yra gabiausi ir mes jais pasitikim, ar jie turi būti atlyginami aukščiausiai, ar jie turi išvis gyventi pagal tai, kad jie turi gabumus, juos užlaikom. Platonas sako, tie, kurie bus gabiausiai ir pataps tvarkytojai valstybės, jie negali turėti nei namų, nei algos, jiems bus duodamas, kaip sakant, šlepetės per metus, vieną antklodę pavalgyti, nes jų negalima tada papirkti. Negalima sakyti, nu, aš tau duosiu tą, aš duosiu žąsiuką kalėdoms, tu dabar būk mano pusėje byloj. Tai mums reikia gal tokių platoniškų išminčių, kurie sakytų, jūs išrinkit mane, aš duokit užtenkamai pavalgyti, kaip tą kopūstą ir pupų, užtenka, daugiau nieko nereikia, visko turi, visi vitaminai ir viską, ir aš tvarkysiu viešumą, ne? Tai čia mums reikia nutart, ką mes paskiriam tvarkyti valstybę. Ir mokslininkai pritartų mums, kad mes žinom apie vandenynus, kas Pacifinas ramusis vandenynas, 40% yra plastiko salos, ne? Mes tą žinom. Ir mes, aš nevartoju šitų, išgeriam ir dingsta. Kur jie dingsta? Nu, nėra, šlavikas, užšlavė į sunkvežimį ir dabar jų nebesimato. Jos neišplaukia į dausas. Jos yra. Ir plaukia vandeninę ir išžiūrė ir staiga kažkas ten įlindo į burną, žiūri toksai nešvarus daiktas, kažkas labai nešvarus daiktas. Sako, ir tada skundiesi. Taigi sako, čia tavo šiukšlės, ko tu dabar skundiesi, ne? Ja, tai sakau, mūsų pareiga, ne tik kabutėse kovoti, bet mūsų pareiga yra įsivelti į viešumą, ar ten per rinkimus, ar tenai per viešas diskusijas ir taip toliau, kad mes patampam atsakomingi ir juos laikom atsakomingais kaip mūsų patarnautojais.
Mano, aišku, miestas yra Atėnai, grinai demokratiškas, visi, žinot, sunkiausias dalykas būti laisvam. Kodėl? Reikia nutarimo. Ir mano, kaip laisvo piliečio dalyvavimas yra būtinas. 8 valandą naktį, visi po darbo, kojas susikėlę ant televizoriaus, reikia eiti į posėdį. Tegu eina kiti. Reikia eiti. Nori ar ne. Laisvė tavęs reikalauja to. Nes aš tada galiu padėti nutarti viešumai. Ko reikia mums, ko nereikia. Tai sakau, mes esam valstybė. Sako, valstybė išleidžia tiek valstybiniai pinigai. Iš kur tų pinigų į tą valstybę gavo? Prisispaudino iš mūsų. Čia mūsų pinigai. Kaip tas vienas vokiečių filosofas sakė, Nyčė sakė, valstybė valgo su pasiskolintais dantimis. Savo dantų neturi. Čia toks klausimas. Bendrai dabar, jūs kadangi kaip ir susijęs ir su lietuvišku liberalizmu labai glaudžiai, ir metmenys rašėt, ir į kitą liberalią išėvės lietuvių spaudą, ir toks klausimas tada su liberalizmu susijęs. Matom, kad šiai dienai liberalizmas yra tam tikrai nemažai krizė. Viena vertus tai vyksta ir tam tikra liberalizmo dogmatizacija, kad atsiranda tam tikri judėjimai, kurie dogmatizuoja liberalizmą, kas yra liberalizmas. Nors, pavyzdžiui, pagal Kavolį tas liberalizmas nėra dogmatinis dalykas. Tai yra tokia tarsi idėjų visuma, ko yra pagrįsta tam tikrais principais. Ir tas visas dogmatizavimas, tai kažkaip susirado tam tikro liberalizmo nykimo, tokios kaip biologijos, tarsi pradeda griūti, nes atsiranda pasako, pavadinkim tai liberalizmu, kas kairės filosofija ir yra uždedama etiketė, kas sudaro. Ir tuo pačiu tas vyksta toksai suvokimas, kas yra laisvės, asmeninės, kiti dalykai yra tarsi nykimas. Kodėl tas vyksta dogmatizavimas? Kodėl tas liberalizmas krizė? Ar tai yra, kad mes priėmėm liberalizmą kaip tarsi mūsų geros kokybės garantą, kaip, pavyzdžiui, Francis Fukuyama, Then the History and the Last Man. Tarsi mes pamatėm, neliberali santvarka, laisva rinka, tai yra aukščiausio žmogaus, tai mes tokį turim tarsi išlaikyti, užtvirtinti ir eiti tolyn iš šviesų rytoj, kas yra bent jau pagal visą istorinę perspektyvą yra nerealumas, niekaip visuomenė tik geriai negyvena, ir visas skliuškumas, tie yra pokyčiai ir atsimainimai ir atminimai, ar tai kažkas kitas yra kažkokia tarsi visuomenės fragmentacija, Minėjai gražius dalykus, net ir liberalizmą ir visą kitą. Pirmas dalykas apie viešą diskursą. Mes, matot, žurnalistika ypač galvoja taip. Viena grupė turi tą paradigmą, teigia taip, kita teigia kitaip, liberalizmas teigia vienaip, konservatoriai teigia kitaip. Ir sako, mes dabar leidom abiejom pusėm kalbėti. Ne? Mes toleruojam abi pusės, mes neturim savo pozicijos, mes esam žurnalistai. Klausimas yra tas, kai sako, aš turiu nuomonę, kiti turi nuomonę, niekas neklausia pagrindinio dialoginio klausimo. Nuomonė apie ką? Tas kas nustatys. Jeigu aš kalbu apie matematiką, man nereikia kalbėti apie žirnius arba ką kitą. Ta tema nustatys ribas. Ne. Jeigu mes tik kreipiam dėmesį, jis turi tą nuomonę, anas turi kitą nuomonę, tas tą paradigmą, tas liberalas ir taip toliau. Ir tada nei vienas žurnalistas nestumia jų iki galo, sakyti, apie ką kalbam. Ne? Ir tas nustato, negali kalbėti apie viską, viskuo apie viską, ne? Mes mėginam tą, ne? Pagal tą diskursą taip, ar pagal tą paradigmą taip. Paradigmos
kaip mes filosofijoje argumentuojam, yra tuščios. Koks yra jų tikrovės turinys. Jeigu to neparodai, tai nieko nepasakai. Dabar jūs turit muziejuje kaip tą sąmokslų teorijų istoriją, ne, čia Lietuvoje, Vilniuje. Yra sąmokslai, yra paradigmos. Dabar paimkim, aš kalbėsiu iš už Atlanto ir sakoma, pavyzdžiui, konservatoriai, pasekėjai buvusio prezidento, respublikonai teigia, kad 70% jų teigia ir jų nuomonė svarbi, kad rinkimai buvo pavogti. 68 teismai su konservatoriais teisėjais ieškojo to vogimo ir nerado nei vieno, kaip sakant, piliečio, kuris kažką padarė. Rado daugiau konservatoriai, kurie neteisėtai balsavo. Bet visi duomenys, ne? Faktai. Sako, mes žinom, kad mūsų sąmokslo teorija yra teisinga. Kodėl mes žinom? Todėl, kad visi duomenys yra priešingi. Mūsų paradigma yra tvarkoj. Ir visi pasekėjai klausosi tų žinių, kurios patvirtina jų paradigmą. Fox News nesako, čia jūs klystat, sako, taip yra, pavogti rezultatai ir todėl Trumpas laimėjo. Ir visi ploja. Tai jie turi savo paradigmą, bet tai apie ką ji yra. Apie ką, kas yra liberalizmas. Liberalizmas nėra kaip tas klasikinis liberalizmas, Jeffersono, Adams ir visa kiti. Tai buvo liberalizmas, kuris sakė, valstybės taisyklės, kurias mes bendrai sukūrėm, yra visuotinos, nėra jokių išimčių. Jeigu sakysi, turim taisyklę, kad visi nevagiam, tik aš turiu teisę vogti, tai yra kontradikcija. Turi būti visuotinas. Jeigu pradeda reikalauti išimčių, tai jau tada reikia paklausti, kiek išimčių mes turim. Ne. Tai jau tada patampa ideologija. Dabartinis liberalizmas nėra liberalus, yra ideologija. Mes norim pakeisti pasaulį taip. Mes, liberali demokratija, nenori pakeisti pasaulį. Nori leisti visiems dalyvauti, reikalauja. Visi dalyvaus, visi piliečiai. O nepakeisim pasaulio. Ja, ką? Jūsų paminėto prieš tai susiskaldimo. Ar pastebite, kad bent jau Lietuvos masteliu tai yra juntama, būtent tas skaldyk ir valdyk principas? Ar tai gali būti, kad tai šiek tiek grįžta į mūsų bent jau Europos vietą, kuomet susiskaldžiusių grupelių yra aibė šimtai, nuo LGBT iki šeimos maršų, nuo tie, kurie nori iškirsti medžius iki IKEA, žodžiu, yra skaldoma. Ar jūs juntate tai ir Amerikoje ir ar numanote, kam tai yra paranku, būtent skaldyti visuomenės ir bendruomenės? Matai, visuomenė gali susiskaldyti ideologijas, bet jos negali patapti dogmos. Tada nebėra dialogo, tai yra tik monologas. Aš kalbu, teigiu ir aš neklausau nieko kito, aš turiu kabutėse absoliučią tiesą, jūs esate durniai, kiti sako priešingai ir tave laiko absoliučiu durniu ir mes nesikalbam. Ne, kaip Amerikoje dabar tiek įniršimo, konservatoriai sako, jeigu mano dukra bendraus su liberalų berniuku, tai aš ją išvysiu iš savo šeimos. Ne? Tai vieną žodžiu, pasakyk vieną žodį, pavyzdžiui, Amerikoje, aš kalbį savo ekonomistą, kaip apie lygybės taisyklės darbe. Sako, taip nekalbėk, čia yra komunistinis diskursas, lygybė, komunizmas.
Sakykime, mes visi esame lygus po taisyklėm. Pavartok vieną žodį, jau esi komunistas, pavartok kitą žodį, esi fašistas ir nesišneka tarp savęs. Rask mediumą, kad mes esam klaidingi. Aš padėsiu tau, tu padėsi man. Ne, mes rasim išeitį, bet ne, išeities nėra. Jeigu tu netiki, ką aš sakau, tu esi blogas ir dabar netiki teologijos. Ne. Nu, jeigu tu, ką pasakei, bus lygybė, nu, tai esi nuveiktas šėtono. Ne, jau tarnauji šėtonui. Labai šėtonas dabar visur. Oi, po kiekvieną lovą. Ne. ir taip ir žmonės šneka. Nu, žiūrėkit, paprastas dalykas. Moteriškė Džordžio valstijoje buvo kandidatė į vieną, nu, ten vietinį postą ir turėjo iš tos pačios partijos kitą kandidatą. Nu, tas kandidatas laimėjo maždaug 80%, jį gavo gal 14%. Sako, aš laimėjau. Mes žinom, kad tie procentai yra netikri, nes čia yra velnės įsimaišė ir sumaišė tų rinkėjų galvas ir todėl aš laimėjau. Ir ką sakysi? Iki dabar šūkauja, kodėl manęs neišrinko, čia ne publikos nusiteikimas, čia buvo velnio įsikišimas. Ir jos pasekėjai, evangelistė sako, taip, mat, mūsų žmogus, tai velnės įsikišo ir mes pralošėm. Oi, tai biesas dabar tūpi už kiekvieno kampo ir aš einu, aš žiūriu, kad, na, čia buvo toks, ne, gal kai kam juokingas, kai kam ne, praeitas popiežius Ratzingeris pareiškė, kad dabartyje reikia kiekvienai parapijai turėti po 2 eksorcistus treniruotus. Velnio išvarytojai, sako, labai tiek daug žmonių apsėstų, kad reikia daug darbo. Aš einu gatvę, žiūriu, neseka kas nors, sakiau, tave reikia išpurtyti, velnę iš tavęs, nes tu kalbi per laisvai. Ja. Dar vieną klausimą. Taip, norėčiau paklausti, o ką daryti tada su tais naujaisiais viduramžiais? Kodėl mes taip greit ezoterizuojamės? Europa turi 2 civilizacijas. Viena vakarų, tai yra Atenų, filosofija, erdvė vieša, nėra valdovų, mes patys nutariam. Kita yra artimųjų rytų, vadinasi teokratija. Jie negali turėti demokratijos, nes yra vienas tekstas, jo negali kontestuoti. Ir tas tekstas pasako, kas valdo, tas valdovas, kuris supranta tą tekstą, jo negali apklausinėti. Nėra viešumos, tas negalioja. Tai ta tradicija, ta Atenų tradicija, civilizacija, kurioje mes dalyvaujam, yra, kabutėse, racionaliai. Nu, racionalumas reiškia viešas diskursas. Aš suklystu, galiu pradėti klėdyti, mane pataiso. Ne. Kita yra neracionalumo, bet tikėjimo, valios. Taip galinga valia pareiškė, aš taip ir darau. Ne. Tai tos nesutampa. Mėgino sutapyti viduramžiais, bet išskylo. Protestantizmas tą įrodė. Ne. Ir sako, mums nereikia jokios filosofijos, mes turim savo lemiančius tekstus ir mes juos suvokiam ir juose randam, ko ta aukščiausia būtybė nori iš mūsų. Ir mes to negalim apklausinėti, nes čia yra aukščiausia valia. Ir tos negali įrodyti, aišku, nieks to nematė, nematys, bet turi tikėti. Tai čia valia prieš protą. Ir dabar tas susidūrė galingai, kaip 2 civilizacijos, išvis nesutampančios. Ja. Tai ir tas artimųjų rytų karas,
Sako, nu čia vakariečiai įsikišo, pavyzdžiui, Nigerijoje, kur pagrobė merginų mokyklą, čia buvo vakarų mokykla, nu tai jos yra išdavos velnio, jos paveiktos viruso vakarietiško, ne, kaip Kinijoje, prezidentas Kinijos sako, vakarų mokykla yra virusas. Jis mūsų civilizaciją, autokratiją, imperiją sunaikins. Negalima. Orban Vengrijoje buvo atviras universitetas, jį uždarė. Tenai mokinasi mąstyti. Negalima. Mes turim savo autokratiją ir ką ponas pasakė, yra, kaip sakant, ką aukščiausias prelatas pasakė, yra Dievo žodis. Ne? Nu, aš pasikliaunu Konfucijum kartais, kiniečių. Jo buvo paklausta, sako, nu, išminčiau, ką tu galvoji apie dievus? Sako, neklauskit. Aš beveik nieko nežinau apie žmonės, o jūs norit, kad aš pasakyčiau ką nors apie dievus. Ką jūs susiblūdijot? Ja, visi vaikšto, va, Dievas to nori, visi žino, ko nori, nežino, ką valgys rytoj, o žino, ką aukštybė, kokią nori. Ne, nu, taigi žmonės, ką jūs neblūdikit, neklėdikit, ne. Ir visi užsilipę ant pakopos šūkauja, kad jie žino viską, ne. Tai čia yra valios reikalas. Ne. Tada reiškia, ką jie pasako, negali netikėti. Algi, jeigu galima, aš truputį... turim dar klausimą. Prašom. Girdit? Gerai. Klausimas tada, tai jeigu mes matom, kad vyksta visas tas toksai tarsi grįžimas į tokius, vat, aš tikiu, tas kažkokie įsitikinau ir viskas, tas dalykas, tarsi kaip pavadino, tarsi viduramžiai, ar tai gali būti susijęs su tuo, kad dabar šiom dienom pati akademija ir aukštasis mokslas, jis tarsi iš to, ką mes turėjom, tų laisvųjų menų, visų to tarsi pažinimo, viso filosofijos pagrindas kaip aukštasis mokslas, dabar mes eina į tokį tarsi kaip į labiau amato mokymą. Kad tai yra, va, jums reikia tokių konkrečių, jūs būsi darbo rinkoje, va, dėl to labai faini, pridėsim, va, ten tą programuotą, tą, filosofiją išmetam lauk, lingvistiką išmetam lauk, greičiau pabaigsit, bus smagiau, uždirbsit daugiau pinigų. Ir tai gali būti vienas iš tų dalykų, nes pats kaip minėjot, kad laisvas žmogus, laisva visuomenė yra paremta švietimu. Ir tai yra filosofijos žinojimas, suvokimas, visi tie dalykai. Jeigu mes išmetam aukštąjį mokslą, mes padarom inžinierių, kuris tik tai moka skaičiuoti, ar mes taip ir patys neužsiemam tą savidestrukciją galų gale. Dėkui. Algiai, čia įdomių klausimų gauni, ar ne? Ne, aš neatsakysiu, bet aš noriu papildyti tavo klausimą, tai yra kolegos klausimą. O kaip reaguoti į pasakymą, kai sako, tikėk mokslu? Ja. Mokslas neturi dogmos. Mokslas yra dialoginis. Aš negaliu tikėti dialogą, nes mano tikyba gali būti apklausinėta į kokį dialogą, su kuo kalbi. Ir neturi, matai, yra atvirumas tas. Europa yra atviras akiratis. Gali tikėti ir tau nieks neuždraus tikėti. Ir jeigu tavo tikėjimas yra grinos valios klausimas, tai gali tikėti ir gali šunį mylėti ir garbinti ir visą kitą, čia tavo reikalas, bet neužkrauk savo tikėjimą ant kitų. Ne? Jeigu yra mokslas, mokslas turi savo metodologijas ir turi savo teorijas. Jos visos yra skaitmeninės, kiekybiškos. Tvarkoj. Aš tikiu, kad mes galim skaičiuoti. Ir mes galim apskaičiuoti ir apskaičiuoti pasaulio įvykius, jų rezultatus, bet aš taip pat gyvenu kokybiškai ir manęs nesuprasite į kiekybę. Ir tada aš pripažįstu jūsų mokslą, aš gerbiu labai mokslą, kai sako, klausia Algi, kuo tu daugiausia pasitikė, sakau, aš daktarais pasitikiu, advokatais nepasitikiu. O, ponia, tai va, tai sakau, mes, matai, kada dabar piktas, kad tas sandoris galingas visur.
tai jie reikalauja, kad jų tikėjimas pataptų visos valstybės taisyklėmis. Kaip Atenė sakė, gali tikėti, bet neužmeskit vienos dievybės ant mūsų visų. Nes ta dievybė gali patapti labai pikta ir arbitrariška, kaip Ziusas patapo, ne? Tai nieks neuždraudžia jums. Statykit šventiklas, klūpėkit, stovėkit ant galvų, pasigabinant ant dverijų, nesvarbu, ką jūs nori. Čia jūsų reikalas. Bet nereikalaukit, kad ir mes tą patį darytum. Mes net būsim tokie tolerančiai, kad jūsų net neapklausinėsim. Ar jūsų tikrovė ar ne, nesvarbu, jūsų pasakos tvarkoj. Bet mes reikalaujam, kad ir kiti turi teisę laikytis, mokslininkai turi teisę būti mokslininkais. Ne? Aš neturiu tik teisę, bet aš turiu pareigą būti filosofu ir kritikuoti save ir įvertinti kitus. Ir mes sutarėm, kad mes esam klaidingi kokiose vietose. Čia yra viešumos reikalas. Tai tikėjimas nėra uždraustas. Ne? Aš skaičiau daug tikėjimų kaip tų tekstų. Indai ant manęs užpykė, nes aš esu paskaitęs visą Ramajaną ir visą Mahabharatą, jų galingus tekstus, ne? Didžiuliai tekstai. Sako, mes skaitėm Bhagavad Gita, sakau, jūs galvoja, kad čia centrinis, pagal mano skaitimą necentrinis, ne? Yra Draupadina antras tomas. Tai kas tu vakarietis? Sakau, nu tai kodėl aš negaliu išmokti iš jūsų. Ir aš toleruoju. Jie gali tikėti absoliučiai į Ramajaną. Aš galiu sakyti, jūs turite teisę ir aš pasiimu labai įdomių pasisakymų ir visą kitą, neuždraudžiu. Vien žodžiu, tikėjimas, ar tiki skaičius ar ne, jie yra, ne? Sako, žinai, Amerikos analitikai visuomet turi vieną ydą, sako. Jonas tiki, kad Ygrikas, Jonas tiki, kad lietus, Petras tiki, kad dangus. Tiki. Tai aš kartą Petras tiki, kad 2 + 2 yra 4. Sakau, ar Petras tiki ar ne? Klausimas yra, ar 2 + 2 yra 4 ar ne? Ir viskas. Įsitikinimas negali galioti, bet turinio, į kurį tiki. Ne. Tai aš tikiu į mokslą, nes mokslas turi savo turinį ir man pasako šiek tiek apie pasaulį, ne viską, bet savo srityse pasako užšnekamai. Ir aš, jeigu pasikliauni aspirinų, kai galva skauda, tai tiki į mokslą. Ne? Kai sako, jeigu išgeri gerokai ir paskui paimi Alka-Seltzer, padeda. Ja, tikėjimas nėra blogas dalykas. Žinai, aš uždarau šaldytuvą ir aš tikiu, kad lemputė užgeso, ne? Atidarau, lemputė užsidega. Atsiprašau, čia aš matyt numušiau nuo klausimo, bet kolega supyks, tai norėjau sugrąžinti prie klausimo. Klausimas matyt buvo apie profesinį inžinerinį ūkdymą ir jeigu plačiau apie specializavimąsi žinijoje. Na, tas, ja. Ne kiek specializavimas, kiek, pavyzdžiui, paties universalaus žmogaus kūrimo, kad per filosofiją, per menus mes sukuriam tarsi universalią asmenybę, kuri paskui gali pasimti, ko jai reikia, kaip ir jūsų pavyzdys, baigėt inžineriją, bet tapot PhD filosofiją. Ir tie dalykai, ta prasme, kad filosofija yra, kaip sakėt, pati mokslo motina ir jos atsisakymas dabar aukštajam moksle, to viso dalyko antiek sumažinimas, mes tada sukuriam tokio riboto naudojimo žmogų, tarsi androidą, kuris gali savo funkciją padaryti, bet jisai visuomenė jau net negali pilnai dalyvauti, nes jisai nėra pakankamai edukuotas tame. Taip, viena pusė jisai edukuotas, kad jisai žino, jis daug protingas, jisai gali labai būti naudingas visuomeniai, bet tuo pačiu jisai visuomeniai kaip pačioj struktūroje, jisai tampa
neišsilavinęs, nes tai tiesiog buvo išmesta iš to viso proceso, motyvuojant, kad tavo materialinis gerbuvis bus užtikrintas konkrečiais dalykais, bet ne tavo gebėjimų mokytis, tu gausi, ką tau reikia, bet tu pats norėsi, mes tau to nesuteiksim. Čia dabar nesmė. Aš kaip tik antradienį iš savo rektoriaus, Vilnius Tech rektoriaus išgirdau, kad jeigu pereinam prie 3 metų bakalauro studijų, tai pirmiausia, kas lėks iš studijų programų, tai filosofija. Ar neprimintų tai šiek tiek farmacijos ir medicinos mokslų, kuomet studentai yra ruošiami ir mokomi būtent kliautis tik tai farmacijomis, kas yra didžiulis verslas ir nežinau, ar kažkuo susiję yra, kad mes pradedam ugdyti žmogų, kuris yra naudingas sistemai ir vartojimui labiau negu žmogų. Ir klausėt vieną iš filosofinių krypčių modernybėje. Tai yra technologijos klausimas, disciplinų, kurios yra suskylę į įvairias technologijas. Ir dabar mes treniruojam žmonės tose disciplinose, yra chemikai, biochemikai, makrochemikai ir taip toliau. Ir jie labai gudrus, savo srityse. Bet klausimas yra, aš minėjau tą kaip Hitleris. Esi geras biochemikas, man padaryk tokią chemiją ir tada aš ją pavartosiu, čia ne tavo reikalas, tu tik moki pagaminti. Mas klausimas yra, ar nereikia kritinės mokyklos paklausti, ką aš darau? Aš esu atsakomingas, už ką aš padarau. Ir jeigu aš darau žalą visai aplinkai, tai sako, ne mano reikalas, kaip juokėsi dar senokai mano mokytojai, kur Kelne Vokietijoje, kaip mane pakvietė. Sako, mokslininkai labai laimingi, jie yra magiški. Atsiminkim, kad labai senai kažkai kokia būtybė ištarė laibūnie ir pasaulis pasirodė. Laibūnie kiškis ir medis ir staiga mokslininkai sėdi prie tokių mygtukų ir sako, paspausti ir lai nebūnie. Ir viskas dingsta. Čia mes mokslininkai, čia mes neklausiam klausimų, ar tas dingimas, nušlavimas visų gyvybių ir tvarkoje, ne. Aš esu mokslininkas, man paliepė vadas paspausti mygtuką, aš paspaudžiau. O tai klausimas yra dar irgi demokratinis atsakomybės. Ką tu padarai, turi būti atsakomingas. Ar tokiu atveju pasigestumėt, sakytumėt, kad pasigendat iš dabartinės akademijos, jeigu anuomet būtent studentai ir studentija ir akademinis pasaulis buvo tas, kuris judindavo vandenis, ar pasigendat šiuo metu to aktyvumo, to delūziško aktyviosios jėgos, tos bendruomenės, kuri keistų? Eina mokykla, eina per mokyklą. Platonas sakytų, be mokyklos, tos platesnės, kur mes suprantam dalykus daugiau negu savo sritį ir kaip jos ryšasi ir kaip jos tarnauja ar netarnauja. Ir tada mes žinom daugiau negu mano sritis, bet kai eini per daug iš pradžių, supranti kitas sritis irgi. Ir tada gauni savo aukščiausią galią, bet pirmą turi eiti per visas, išrinkti savo. Tai turi suprasti daug. Ne tik mano mokykla Atenai, tai pirmi metai nieks nestudijuoja savo disciplinos. Studijuoja filosofiją, logiką, literatūrą, matematiką, kalbas ir tada pasiruošia savo disciplinoms. Ir tada jie gali diskutuoti logiškai, pavyzdžiui, ar ten bus fizika, ar tenai bus inžinerija, ar tenai bus verčių klausimas. Ja. Tai to be filosofijos nėra akademijos. Ja. Kada išmeta filosofiją, sako, mums nereikalinga, tai paskutinis žodis. Tada mes sukuriam labai įdomią civilizacija, dabar moderni civilizacija yra klajokliška. Mes turim
kaip tų ekspertų, įvairiausių ekspertų. Jie nepriklausė jokiai valstybei, jokiai tautai, jie sako, man užmoka Kinijoje geriau, tai aš važiuoju į Kiniją, mano ekspertizė reikalinga ten ir neklausė, kad tenai padarys instrumentus gaudyti islamiečius. Čia man davė darbą ir geresnį laboratoriją. Oksfordo universiteto administracija skundžiasi. Sako, geriausi tyrinėtojai iškeliauja į Kiniją. Kodėl? Kinija moka 3 algą. Jiems nesvarbu, ką ten valdovai Kinijos daro, jie turi savo ekspertizę ir ją parduoda. Žinai, minėjai tą rinką, kur mes turim vartotojus. Ne? Aš turiu savo ekspertizę, yra vartotojų, jie man užmoka. Amerikoje yra daug iš Azijos, Indijos, pavyzdžiui, fizikai ir medikai. Jie net važiuoja į Ameriką dėl demokratijos, jie sako, čia geriau užmoka, geresnė laboratorija, ko man sėdėti Indijoje. Nesako, aš esu auklėtas, aš turiu tarnauti savo valstybei, savo žmonėms, kad man jie nerūpi. Čia ne mano reikalas. Ne? Tai va sakau, turim klajoklių civilizaciją ir jų randasi visur. Ne? Lietuvių emigrantai, taigi, ištraukė labai gerus kabutėse tyrinėtojus ir jie sako, ko man ten sėdėti Lietuvoje ir man tą lietuvybę, tą kultūrą, lietuvių kalbą, man čia ne mano reikalas. Aš gyvenu geriau, kitur geresnis. Ir jeigu jam kitas, pavyzdžiui, Kinijoje pasiūlytų geresnį laboratoriją, jis keliautų iš Amerikos, klajoja. Čia Algirdas Julius Greimas yra pasakęs, kad postmodernistinis dabartinis žmogus yra žmogus be esmės ar prasmės. Tai lyg tai iliustruoja, ką jūs sakote. Jūs ko gero, tai minčiai irgi pritarėte. Matot, tolerancija turi turėti ribas. Jeigu mes viską toleruojam, tai mūsų smegenys iškris iš galvos. Negali turėti atvirus smegenis, iš kurių išvarva viskas. Pavyzdžiui, politiniai bendruomeniai kaip mūsų. Galima toleruoti žodžio laisvę, bet negalima toleruoti reikalavimo, kad visos institucijos, kurios užlaiko mūsų žmogiškos teisės, turi būti sunaikintos. Reiškia, tada ir jisai kontradikcijų, sako, ir mano teisė kalbėti bus sunaikinta. Ne? Aš reikalauju tos teisės ir aš reikalauju, kad tos institucijos, laisva spauda, tenai vieša erdvė, turi būti panaikinta. Ne? Tik aš noriu kalbėti, kiti negali. Tai reiškia, aš patapu diktatorium ir sunaikinu tą pačią vietą, kurioje aš reikalauju laisvės žodžio. To negalim toleruoti. Tokios valstybės su institucijomis, kur užlaiko mūsų teisės, juridika, to įstatymų leidėjai, administratorių, prezidentas ar kas kitas, jeigu ją sunaikinam mūsų pačių laisvę ir mūsų pačių teisės ir mūsų pačių atsakomybę. Vienu žodžiu, nes negalim įsirengti būti vergais. Ar dar turim kokių komentarų ar minčių ar pastebėjimų? Prašau, dar vieną. Labai įdomu jūsų klausytis. Toks greitas dar paskutinis klausimas. Šiai dienai mes, pavyzdžiui, matome tokį dalyką kaip korporatyvinės kultūros augimą. Tai yra didelės korporacijos, jos užduoda toną ir per darbą žmonės perima tą kultūrą. Ten labai daug yra pakankamai tuščio dalyko, tokio buzzwords, ten cutting edge yra daug tokių keistų žodžių naudojimai, iš to formuojasi žmonių veiksmai ir tam tikra netgi apatija tam pasauliui. Tarsi mes perimam tą kultūrą ir paskui ją įmetam tą pasaulį, tarsi beprasme gaunasi. Kodėl? Ir čia tas susijęs su to postmoderniu, ir jau gal net metamoderniu laikotarpiu, kad mes tarsi tą posttiesos, tai mes pasiemam kažką tokio paviršutiniško,
Ar kaip, kodėl mes atsigrėžėme tą tokią dirbtiną iš viršaus į apačią formuojamą korporatyvinę kultūrą ir paskui ją tiražuojame gyvenime ir visur kitur? Algi, aš irgi čia noriu įterpti pastebėjimą trumpą. Čia turbūt irgi kalbam apie, mokslininkai, sociologai dažnai kalba apie socialinį kapitalą. Bet žiūrėkit, yra daug privalumų socialinio kapitalo, tai yra bendrumai, ar ne, tai ir mokyklose, tai ir religijos, ir šventyklose, ir kitur mes randam bendrumų ir tokiu būdu kūriam socialinį kapitalą. Ir aišku, pastebėta, kad, pavyzdžiui, nusikalstamumas mažesnis, ten, kur yra didesnis tas socialinis kapitalas, tas bendrystės jausmas, bet taip pat pastebėta, kad labai sumažėjęs yra, kaip čia, individualumas, kūrybingumas, su tuo susijęs kūrybingumas, nes jeigu tu iškiši galvą, tu per ją gauni. Bet taip pat įdomus dalykas, kad pats didžiausias socialinis kapitalas yra kur? Mafijai. Ten yra pats didžiausias socialinis kapitalas. Tai čia toks klausimas irgi, sako, tikėkit mokslu, bet tai mokslas neduoda atsakymų, mokslas duoda diskusijas ir įvairius požiūrius ir teorijas ir atkreipia dėmesį į pliusus ir minusus. Bet toliau Algio komentuoju. Kai minėjau, kad mes dabar turim daug kultūrų ir kalbi kultūriškai, net ir mokslas yra kultūra, viskas patapo kultūra, tai kultūra dingsta. Ir kai sakyti, viskas šilta, tai nebėra šiltumo. Ir kitas dalykas, sakai, mes galim bendrauti su kitais ir visą kitą, bet jie pasikliaus vienu dalyku, sakys, Indijoje man sako, ką tu kalbėjai apie mūsų kultūrą, mes neturim kultūros. Čia jūsų diskursas, jūs neužmeskit man savo diskurso. Vienu žodžiu, čia jau pasikliovus tą postmodernę ir net, gal net hermeneutinę tradiciją, mes interpretuojam taip, jūs kitaip. Tai klausimas pasiskolinimo kitų kultūrų ir net yra toks. Mes gyvenam ir visuomet gyvenam tarp subjektyviai. Ką tas reiškia? Jeigu aš sakau, kad gravitacijos dėsniai yra tokie ir tokie, aš jau neminėdamas kalbuosi su Newtonu. Aš priimu jo suvokimą. Jeigu sakau, kad šita gravitacija neužtenkama, nes jinai turi tokių prielaidų, kurių neįrodyta, aš kalbu su Einsteinu. Vien žodžiu, aš esu jau tarp diskursyvinis, aš esu poliloginis. Kaip sakant, aš visuomet baruosi su Platonu, ne? Nu, jis mano geriausias draugas, bet mes visuomet diskuojam įvairiausius dalykus. Ir aš esu pasiskolinęs iš jo tiek daug, ir pasiskolinęs iš mūsų galiūno Kanto labai daug, ir aš to neneigiu, be jų aš nebūčiau, kas esu. Bet nereiškia, kad aš staiga esu jų klampynėje ir negaliu išlipti, aš galiu refleksuoti. Ne? Ir sakyti, aš juos pataisau ir kartais jie mane pataiso. Ne? Nereiškia, kad jie yra šalia manęs. Aš turiu tą gelmę, tą kapitalą, kuris nėra tik dabartyje. Ir tada aš galiu kurti didesnį kapitalą su kitais. Ne? Ir kada aš išmokau šokti salsą vietoj tango, tai patapau labai energingas, ne? Labai judrus. Labai pykdžiau senas moteris, nes sako, per senas, tu taip judi dar, ne? Ja, tai va, tai sakau, čia tas kapitalas yra intersubjektyvus. Mes gyvenam pagal kitų patirtis, mes matom daugiau ne tik, ką aš matau yra labai siaura, ką man padeda astronomai matyti apie kosmosą. Tai yra daug daugiau, negu aš pats praregėčiau, bet kada mes kalbam su astronomais apie laiką, jie pamato daugiau, negu jie matė, ne? Tai čia yra visuomet per dialogą mes prasiturtinam.
ir tą kapitalą kūriam. Ir kai kurie, aišku, susisiaurina ir turi dogmą ir daugiau nieko nenori girdėti, nu tai čia jų reikalas, bet tada jie yra nuskurdę, ne? Kiti mus praturtina, labai praturtina. Ja, be kitų, tai mes būtum kurmeliai, siauručiai. Ja, tai va, ir mokslas praturtina ir man atveria akis, kad ko aš durnelis buvau, man pilvas skauda, aš žinau, kaip karžygis pagonis, kad jeigu kas skauda, reikia, atinai, užsipjauni pirštą, reikia išdeginti ugnimi, tada sugis, ne? Aš jau uždedu kardą, raudoną, įkaitintą, man skauda, bet sutvarkau. Nu dabar aš geriu vodką. Man pilvas skauda. Nu, tai sakau, reikia man vaistų. Kasgi yra vaistai? Ugnis. Kas ugnigesnis už vodką? Nu, gal džinsas. Nu, tai aš mokiu džinsą. Aš noriu gero. Bet aš durnas. Mokslininkas sako, tau pilvas sugadins visai tas džinsas. Ašgi žinau, kad ugnis viską sutvarko. Sako, čia ne ugnis, čia yra naudai. O, dėkui. Mokslininkas man pasakė, kas man gera, nors aš buvau durnas, ne? Atvėrė man akis. Tai ir, sakau, jie pratęsia ir pamokina ir aš labai dėkingas, taip ir visose srityse. Kaip menininkai 20 amžiaus pradžioj išsisekė, ką daro. Picasso, Afrikos menas pasirodo Europoje. Kūrybiškumas, naujas, ne? Zen menas ir taip toliau. Ir praturtėjom, ne? Nereiškia, kad mes dabar patapom kažkokie išdavikai, bet mes patapom turtingesni. Aš galiu matyti, kaip mato zen budizmas, ne? Ir labai įdomus. Nu, nesakysiu, aš esu meistras tos srities, tai labai daug matau. Ja. Tai va, dėkoju kolegos, jūs kolegė. Tai labai ačiū visiems atėjusiems, ačiū pirmiausia Algiui. Nuo mokslo pradėjom, mokslų pabaigėm, bet aš dar noriu pakviesti, mes judėsim dabar į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, Trakų 1, jeigu kam įdomu pratęsti diskusijas ar Algio paklausyti dar Algio paskaitų, kaip jos atrodo, tai visi žinot ir matot. Tai visus kviečiu 6 valandą, Trakų 1, 5 korpusas 328, visi esat kviečiami.